now I will start with the sales range very fast. What do we have in our sales range? First with cast, of course, we have clear, white, and a lot of colors, much more colors. Ir pirmiausia, kokie siūlomi liejimo būdų pagaminti produktai. Tai pasižymi įvairiausios spalvos, nuo visiškai bespalvio iki įvairiausių spalvų. Mes visą tai galime jums pasiūlyti. And of course we have also in cast a lot of specialities. And we will start with satin ice, the material with the fine matte surface. Some pictures, usual application could be furniture, also building industry, very often shop fittings, booth, and things like that. Vienas iš mūsų siūlomų patentuotų produktų yra Plexiglas Satin Ice. Ir čia matote pavyzdžius, kuriuose skirtingose vietose tie mūsų produktai gali būti panaudoti. So, the TrueLED colors are mainly used for illuminated signs. Pirmiausia, naudojama TrueLED produktas apšvietimo reikmėms. Also, fluorescent sheets are available. Mainly shop fitting and interior design is the application. Ir galima pasirinkti produktą su fluorescentinėmis spalvomis įvairiose, pavyzdžiui, prekybos srityje. So, the dual color, the old black and white. You see the material is in the daylight effect black, and if you illuminate it from the back side, you have the white impression. Kitas produktas dual color, tai galima naudoti kaip dienos šviesos efektas. Viršuje yra kaip atrodo iškaba dienos apšvietimui esant, o naktį galime apšviesti ir tada tos pačios vaizdas atrodo visiškai kitaip. The same again, daylight black, illuminated white. Ir čia vėl tas pats kaip atrodo prie natūralaus apšvietimų ir kaip yra įjungtus dirbtinį apšvietimą. So we have also special material for sandbeds. This is a special cast material because standard material will not let UV rays go through. So if you would use a standard plexiglass for that application, this would be very healthy because you would never become brown. Mes netgi siūlome savo produktus solariumų salonams, bet mes naudojame produktą su modifikuotu UV lygiu, nes kitaip jūs galėsite praleisti nesvarbu kiek laiko tokioje lovoje visiškai neįdegsite, nes tiesiog UV spektras nėra paleidžiamas įprastai mūsų medžiagos. So, of course, this aquarium things, as I told you, mainly with the block material we produce such aquariums. Na ir vienas iš įspūdingiausių tokių vaizdų, kur mūsų gaminiai naudojami, tai tokiam didžiuliams akvariumams. So with blocks you can produce a lot of nice things, lighted water architectural things, so also art and decoration. This is mainly produced with the big cast blocks. Ir vėlgi galite mūsų pasirinkti pačios didžiausios apimties gaminius ir matote, galite naudoti kad ir meninėje raiškoje ar kitose srityse, kur jums patogiau. So we have also own product group for the aviation. So also these glazing for canopies and also the windows from the Airbus airplanes are made of plexiglass. So also this is an explanation. So UV radiation, weatherability, this is not our problem because you can imagine 10,000 meter high, UV radiation is much more aggressive than here on Earth. So weatherability, UV, plexiglass is perfect. Na ir dar, aišku, mūsų gaminiai naudojami aviacijoje, galime iš jų pagaminti tiek lėktuvų kabinas arba lėktuvų salono stiklus ir žinoma, aukštai danguje UV lygis yra gerokai aukštesnis, bet mes, kadangi garantuojame apsaugą nuo jo, tai matote, kad arčiau žemės paviršių tai tikrai galite naudoti be jokių problemų, nes net tai veikia aukštai danguje ir tai pasiteisina. So, now I jump into XT. Again, sales range of course clear, white colors, these are the standard products. Ir čia yra standartiniai produktai būna arba bespalviai, arba baltos spalvos, arba galite pasirinkti kurią nors spalvą. And we have also here specialities. We have the resist types, so we have high impact versions. So standard plexiglass is 10 times more break resistant than silicone glass, but you can break it. Na, standartinis mūsų produktas yra 10 kartų atsparesnis už silikato stiklą, bet vis dėlto jisai gali sudužti. So we have a special type which is a higher impact resistance. This impact resistance comes close to polycarbonate. I hope you all do not know polycarbonate, but probably you know it. So these resist types are close to polycarbonate, but you still have the perfect properties of plexiglass, weatherability,
it's much more transparent, it's clear, and you easily can bond it. Todėl mes pasiūlėme specialią produktų liniją, tokią didesnio atsparumo produktų liniją, kuri savo savybėmis prilygsta polikarbonato medžiagoms ir kartu išlaiko kitus mūsų medžiagų privalumus, kaip antai atsparumą oro poveikių ir UV apsaugą. Main application for that product are these windshields for motorbikes and scooters. Na ir mūsų medžiagos taip pat tinka priekiniam stiklui transporto priemonėse. So, the next specialty is the UV100, the former name was Gallery. This product is in 1.5, 2 and 3 millimeter available. The most important property for that product is nearly 100% UV protection. Mes siūlome specialų produktą skirtą padidintai UV apsaugai, kaip matote, galerijose ir meno kūrinių apsaugai, ten yra beveik visiškai 100% apsaugoma nuo UV spindulių. Because standard plexiglass in 3 mm would let around about 8% UV go through. So if you want to protect a picture or a print with a standard plexiglass, the colors would become problems with the UV rays. So if you want to protect something 100% against UV, you have to use UV100. Čia yra tikrai išskirtinės apsaugos produktas, nes pasirinkę 3 mm storio plexiglas produktą, jis vis dėlto praleidžia 8% UV spektro, o čia šitas produktas beveik visiškai nepraleidžia. And usually it is used with one side anti-reflective surface. Ir dar jisai būna šitas produktas padengiamas atspindžio apsaugos sluoksniu papildomu. So, of course, we have also mirrors, plexiglass mirrors, main application, shop fitting. Mes taip pat gaminame tokius veidrodinius paviršius, kaip antai parduotuvėse, kosmetikos parduotuvėse. We have also a product called Heatstop. With this product, the infrared rays are reflected outside. So with that product, you reduce the heat up inside. This is mainly for building industry. Dar siūlome produktą Heatstop, kai infraraudonieji spinduliai yra atspindimi ir nepatenka į vidų. So, then in 2010 we invented plexiglass LED, the Endlighten material. This is a material, if you do not illuminate it, it is clear, transparent like standard plexiglass. If you illuminate it from the edge, the whole surface is illuminated. Na, 2010 metais pasiūlėme naujieną LED produktą. Esant dienos šviesai, medžiaga yra visiškai bespalvė, bet įjungus apšvietimą, matote, nusidažo kitokiamis spalvomis, kai yra ta pati medžiaga naudojama. So you can use it as a partition, or here this is a light installation. And this product is also available in form of rods. Galime naudoti tokius medžiagos lakštus arba galime tokius strypus, lentos formos, kaip čia matote. So in 2011, one of our latest or youngest product is the optical HC, and this is from my point of view really a very, very important product, because well, probably you all know plexiglass is from all transparent materials the one with the hardest surface, so it is in principle good compared with other transparent materials, but you easily can stretch it. Taigi, 2011 metais mes išradome dar vieną tokį pakietintos dangos produktą, nes paprastai mūsų produktai, nors jie pasižymė geromis savybėmis, vis dėlto jų paviršius gali būti apibraižytas. So we launched a product called Optical HC. HC is for hard-coated, so we have a one-side hard-coated material. You can try it later on. This is the coated side, there is nothing. If you do it on the back side, you will have stretches. Ir čia, dabar parodžiu, vėliau galėsite apžiūrėti. Šitas produktas nuo 11 metų gaminamas su dviem paviršiais. Iš vienos pusės yra atsparus braižymui, o kitoje pusėje neatsparus ir galite tiesiog įsitikinti, kad tai veikia. So the main properties are like standard plexiglass, but you have on one side hard coating, and this hard coating is stretch resistant, but not only stretch resistant. Also on the hard coating side, you have a very, very high chemical resistance. Ir taigi, šitas produktas vienoje pusėje pasižymi ne tik apsaugą nuo apibraižymo, bet ir apsaugą nuo cheminių medžiagų poveikio, o kitoje pusėje yra standartinis produktas ir su visomis mūsų būdingomis savybėmis. And the hard-coated product is also as a mirror available. It's a hard-coated mirror side. Arba galite pasirinkti produktą, kurio viena pusė būna padengta veidrodiniu paviršiumi. So,
Yeah, of course, these are the old textured sheets. They are still available in different shapes. Nu, čia matote keletą mūsų klasikinio repertuaro produktų, jų vis dar galite įsigyti, be abejo. Tekstūrą tam tikrą matote. Then, of course, multi-wall sheets, main application greenhouses or residential glazing. Galime pasirinkti daugiasluoksnio lapo struktūrą, pavyzdžiui, čia dideliuose šiltnamiuose arba tokiuose pavėsinėse. Also corrugated sheets are in plexiglass available. Mes siūlome ir gofruotos formos produktą, jeigu reikia. Yeah, of course, rods and tubes you can also get made of plexiglass. Yra ir vamzdžiai, ir strypai, galite pasirinkti ne tik lakštų formos produktą. The current sales range starts in a diameter of 5, and the biggest we produce today is 500 mm. Ir ekstruzijos būdu galima pagaminti nuo 5 mm iki 500 mm skersmens. Rods and tubes, also with satinized surfaces, also colors available, but it's always a question of minimum quality. Ir galite pasirinkti, matote, įvairios formos ir įvairių spalvų šitos produktus. Some applications on a fair, a booth, or in a shop. So this is a light installation. These are typical applications for the rods. Čia dar keletas tipinių pavyzdžių, kur galite rasti mūsų siūlomus produktus. So, and now to our youngest product family. This is plexiglass LED. Why LED? We all believe that LED is the future because LED has a lot of advantages. It is very efficient. You can easily dim it. You can switch it on off very easy. The light is instantly on. It's absolutely unsensitive against vibrations. There are no aggressive UV or infrared rays inside. There is no mercury inside. And you have a very high color saturation. Na ir naujausia mūsų produktų grupė tai yra LED produktai, kurie pasižymi dideliu energijos efektyvumu. Galime įjungti ir išjungti, šviesa iš karto įsijungia, yra atsparumas vibracijai, yra apsauga nuo UV ir infraredo spindulių. Dabar ir galime pasirinkti norimą spalvų gamą. So, we invented material for backlighting applications. So we have the thin material for such simple light boxes. And now I will show you what is the reason. I hope you can see a difference. Dabar parodysiu pavyzdį, tai kaip yra galima padaryti apšvietimo sprendimą su mūsų produktu. This is standard plexiglass. Dešinėje pusėje yra standartinis plexiglass produktas, And this is the LED type. o kairėje pusėje LED tipo. Of course you can work with the standard material. You will also get an illuminated light box. But I hope you can see the difference. You have here 40% more luminance. Ir štai kairėje pusėje apšvietimas ryškumas yra 40% didesnis negu dešinėje pusėje, kur yra standartinis lakštas. So if there is not more to explain, it's just much more brighter. Tiesiog taip labai praktiškai matome, kad gerokai daugiau šviesos ir tiek. Toks yra pagrindinis skirtumas. So, and then we invented a thick block material for that application. Mūsų medžiaga siūloma ir blokų pavidalu, kaip čia dabar įjungiau pavyzdį. So, and now it's very simple to produce such an illuminated ledger. You just have to mill in the backside a hole and implement the LEDs like that. Parodžiau, kaip atrodo viduje, kaip yra atliejama ir kaip viduje apšvietimas. And you have a very homogeneous ledger, illuminated ledger. Ir štai pagaminta apšviesta raidė, tiesiog taip paprastai. So, and the last product is a type which we especially developed as a cover material for luminaires. Ir čia yra apšvietimo lempoms skirta medžiaga, mūsų naujausias siūlomas produktas. Here this is also specially developed for the transmission with LEDs. Ir čia yra skirta pirmiausia LED šviestuvams. So, that's it. Thanks for your attention. Mano pusės būtų tiek, ačiū už dėmesį.